Sveiki visi. Nepastebėjau, dabar tik pamačiau, kad matos pas mane pilni namai jau Velykų papuošimu. Aš kitaip negaliu, man gražu. Noris lauktų švenčių, noris kažkaip pasitikti jas smagiai ir pasipuošti, užvengti liūdnumui taip aplinkui. Greitą video padarysiu, kol dar nepasijungiam komandas mokymams. Tai galvoju, paliesiu dar kartą ir įrašę temą, ką šiandien padariau ir apklausą, ir pasidalinau tam tikrais klausimais, atsakymais, ką aš gaunu iš klientų ir kaip yra tiksli, kokia yra tiksli informacija. Ne? Kai šeima, du asmenys ar vienas asmuo, dažniausiai tai liečia du asmenys turi namo paskolą, mortgage'ų. Ir kas nutinka, jeigu draudimų vietoj nėra, arba jie yra tik tai dalinai, tik tai kažkam, nežinau, būna atveju, kai yra tik tai namo draudims, tai yra tik tai pastato, kaip po pastato, tai sienos, langai, stogas, bet gyvybės draudimo nėra, pajamų draudimo nėra, ligų draudimo nėra, ir neduok Dieve, šnekam apie tuos liūdnesnius, sunkesnius reikalus ir šitoje vietoje atsitinka didelių bėdų iš tikrųjų, todėl kad labai didelis šansas prarasti namus. Žmogus išėjęs, taip jo nebeliek, bet liek šeima, liek vaikai, partneris, tai žmona arba vyras, ir tie dalykai gali dingti. Nes jeigu šeima neturės iš ko sumokėti visą mortgage'aus iš karto, visos namo paskolos iš karto, nebus kaip pasidaryti remortgage'ų su kito asmeniu, nesakykime, radus antrą asmenį. Tai vyksta sudėtingi procesai ir ilgi procesai ir labai skaudus jie būna. Gerai, sakykime, mirties atveju praradom namus, neišsimokėjom, negalėjom padengti visą kitą, rasim, išsinuomosim kitus ir panašiai. O kas jeigu nedirb žmogus? Jis dar gyvas, yra šeimoje, bet, sakykime, niekada nebedirbs. Šnekam apie invalidumą. Šnekam apie ilgą ir sunkią ligą, arba kad ir nereik nei labai sunkių ligų, užteks kažkokios rimtesnės traumos, kuris, sakykime, sustabdys darbą pusmečiui, 9-10 mėnesių, o gal net keliem metam, kas tada? Pajamų draudimo nėra vietoj. Tai realiai 6 mėnesius valstybės išmoka per darbą, tas vadinams SSP, imkim vidurkį 100 svarų, yra kas gauna truputį mažiau, yra kas gauna truputį daugiau. Kas ta 100 svarų į savaitę? Mes už nuomą, už mortgage'ų mokam daugiau. Tai šitoj vietoj, turint namo paskolą, nori, nenori, mes įsipareigojam didžiuliam finansiniui tokiam dalykui, ir neturėti draudimo. Tai nėra atsakinga. Tai nėra atsakinga, tai kad ir kaip baisiai tai skambėtų, tai yra savanaudiška šeimos ir vaikų atžvilgių, nes šitoj vietoj neveikia tas pasakymas, kad jau po manęs tai jau belia kaip. Belia kaip nebūna, būna sunkiai. Tai tokie tie dalykiukai, jie svarbus ir turint namo paskolą, planuojant ją, ypač iš tikrųjų planuojant, kai mes dar tik mąstom, kad norėtumėm reiktų, arba jau viskas vyksta procese, žvalgomės, galvojam, kokie čia tie pinigiukai, kokie čia ta paskola, kur mes tą namą pirksim, svajojam ir panašiai, ir dar neprasidėjus normaliai procesui, dar jo neužbaigus, sakykime, neduok Sviete, šnekam apie kritinę ligą. Kas tada? Visi planai, visi norai, svajonės, ta vizija, kaip tie namai turėtų atrodyti, visa tai bus sustabdyta ir sustabdyta tą pačią sekundę, kai gausi diagnozę. Apie mirties faktą jau net nešneku šitoje vietoje, čia jau belia kaip apsiverčiu visas gyvenimus iš pagrindų, Arba planavot, galvojot, mortgage'us kaip ir jau turėtų būti procese, ir, sakykime, didžiulė trauma. Ir kokie, nežinau, metai laiką nedirbti.
kas tada? Tai tas pasakymas, kad mes turėjom labai didelių išlaidų, kol mes gavom paskolą, kol viską susitvarkėm, čia dabar nauji namai, čia tiek dabar tų pinigų reikės, kol čia apsistatysim, kol čia susiremontuosim ir visa kita. Super ir nuostabu, jeigu jūs tą galėsit padaryti visada. Ne? Nebus jokių kliūčių, niekas nesusirgs, niekas nemirs, niekas niekam neatsitiks, niekur niekas nesulūš ir viskas tvarko. Nuostabu, jokių trikdžių nėra. Bet idealiam gyvenime tai būtų absoliučiai wow, ne? Bet dėja gyvenims ištinkis ne taip idealiai, kaip mes norėtumėm, ne? Ir šitoj vietoj draudimai jie reikalingi, kad neprarastum pajamų, nes bankas tai tikrai jau čia baisiai ilgai nelauks, kol tu čia pasveiksi kelis mėnesius ar net metus ir daugiau, ne? Už mortgage jūs turėsit mokėti, ne? Arba gausit sustabdyti procesą, jeigu jūs esat procese, ne? Kad gavot namo paskolą. Tai tokie dalykai, sunku jos palies, nes tikrai nemažai yra klientų įsitikinusių, kad nereikalingi tie draudimai, bent jau šią minutę, man dabar dar nereikia, aš paskui jos susitvarkysiu, paskui jos apsidrausiu. Tai ne, paskui gali neatsitikti ir paskui aš gaunu tokias žinutes, kad padėkit surasti tinkamą draudimą, padėkit padaryti, nes niekas nedraudžia. Ir tada yra tikrai sudėtingi procesai arba žmonės moka beprotiškus pinigus už draudimus. Ir jie vis tiek juos daros ir moktos didžiulius pinigus, todėl kad tiesiog kitos išeities jau nėra. Ne? Ir nesusilaukit šito reikalo ir tik pradėjot galvoti, arba ne dar iš tikrųjų ir pačio proceso nepradėjot, bet būtų ateityje planai turėti namo paskolą, tai jau dabar galvokit apie draudimus ir dabar juos pasidarykit. Nebūtinai jūs turite juos daryti pas mortgage advisorį, tai yra mitas, nes aš turiu tokių klientų, kuriems buvo pasakyta, kad tik tais mortgage advisoris gali padaryti draudimą susijusi su namo paskola, tai yra mitas, tai yra nesąmonė. Ir tą žodį aš dažnai paminiu, nesąmonė. Bet iš tikrųjų, tai yra mitas ir turint namo paskolą, darantis namo paskolą, tai draudimų specialistas bet kuris jums gali padaryti gyvybės draudimą, kritinių ligų pajamų, ne, ir tada sėsit, apsvarstysit, ką ir kaip reikėtų, kad ne tik būtų namo paskola apsaugota, bet ir šeimos ateitis, šeimos finansinė ateitis, ne? Tai tokie dalykai taip. Kitas dalykas, mortgage advisoriai, ne, ir kai kurių firmų draudimų specialistai, aš jau ne kartą esu tą minėjus, jie dirba su loaded premiums, tai reiškia draudimai su antkainiu. Tai šitą būtina jums žinoti, būtinai turit patikrinti su keliais skirtingais draudimų specialistais galimus draudimų variantus, todėl kad pamatysit, koks gali būti skirtums kainai. Ir tikrai toli gražu ne visi tie, kurie šaukia, kad turi mažiausią draudimo kainą, jie turi tą mažiausią draudimo kainą. Tai taip nėra ir žinau tą tiksliai, todėl kad dirbu toj sferoje, ne, ir jūs žinot, ne kartą minėjau, esu tiesioginis brokeris su visom Anglijos kompanijom ir galiu tiesioginės kainas matyti, taip kad mažesnių negu pas man tikrai nebus. Čia vienareikšmiškai, jau šitą 110% sakau. Ir, o kas liečia sąlygas, visų draudimų sąlygas, jos bus tokias pat, tik tiek, kad kainoje skirtums, ne? Tai labai svarbu tikrinti. Tikrinti, palyginti ir nebijot palyginti, ne? Tai va tiek. Prisakiau, prišnekiau. Baisybių. Aš tas vis toksai, kur pagazdino, ne? Bet nenoriu gazdinti. Nereikia gazdinti, reikia atsakingai ir protingai žiūrėti į ateitį, į planus, į padarytus jau veiksmus, sakykime, kai jau įvairias namo paskolas ar didesnė tokie dalykai yra nupirkti, sutartis padarytos, tai juos apsaugoti reik, finansų savo apsaugoti reik ir šeimos stabilumu pasirūpinti reik. Tai įstatymiškai nėra privalu, bet kaip atsakingam asmeniui, taip jūs tą turit padaryti. Sakau, iki.